Sveiki, su jumis sveikinasi šios naujosios Bekai Associates tinklalaidės vedėjas. Taip pat vienas iš Bekai Associates įkūrėjų Jorintas Komovas. Puikiai suprantame, kad tinklalaidžių Lietuvoje apstu, tačiau mūsų tikslinė auditorija – jaunimas ir ateities lyderiai, išradėjai bei verslininkai. Tai rimtasis Bekai Associates tinklalaidžių segmentas, kuriame mes padėsime suprasti lyderystę. Tačiau greitu metu galite tikėtis daug lengvesnio ir paprastesnio turinio, kur jau ne aš vienas, bet ir dar kažkas iš mūsų komandos bandys jums kelti nuotaiką. Šiandien išsiaiškinsime, kas yra lyderis. Na o dabar, nieko daugiau nelaukia, pradėkime. Kas yra lyderis? Tai yra labai plataus spektro dalykas, kuriam interpretaciją turi kiekvienas paklaustasis, o nuomonės dažnai nesutampa. Kad visgi savo išsikeltume aiškų ir tiksliausią apibrėžimą, galime pažvelgti, kokią lyderystės sampratą turi įtakingi Lietuvos žmonės. Taigi pradėkime nuo Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos profesoriaus Justino Edmundo Kvedaravičiaus teiginio, kad lyderis tai asmuo, kuris remiasi savo patirtimi ir ieško tinkamiausio konkretaus sprendimo problemai išspręsti, tačiau jam svarbus moralinis atlygis. Profesorius ir dabartinis Lietuvos Seimo narys Kęstutis Masiulis teigia, jog lyderis tai tas asmuo, kurį asmenys seka savo laisvų norų, ne prievarta. Lyderiui būdinga aistra, emocija, įkvėpimas. Lyderis yra vadybininko priešprieša. Na, o žymus Lietuvos verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas savo tinklalaidėje pasakė, kad lyderis tai žmogus, kuris pasitelkia kitus žmonės bendram tikslui. Tačiau už to tikslo naudą gauna visi, o ne vienas žmogus, kaip pavyzdžiui bosas. Kai jau išgirdome šiuos apibrėžimus, galime susidaryti tikslesnį lyderio apibrėžimą. Visi tai galite padaryti individualiai savo. Na, o mano nuomonė, lyderis tai asmuo, kuris savo individualiomis savybėmis teigiamai paveikia kitus žmonės, link šviesesnės kiekvieno jų ateities. Jei atkreipėte dėmesį, net 2 iš mano išvardytų asmenų tikslino, kad yra skirtumas tarp boso ir lyderio, ko daugelis paprastų žmonių šiandien tiesiog nesupranta. Kad išsiryškinti, kuris yra kuris, pateiksiu esminius jų skirtumus. Bosas. Dažnai yra asmuo turintis valdžią ir atsakomybę organizacijoje ar komandoje. Jis gali nustatyti nurodymus ir tikisi, kad jie bus įvykdyti. Bosas gali būti orientuotas į rezultatus ir tikslus, bet gali stokoti motyvacijos, ryšių su komanda arba lankstumo. Bosas gali būti linkęs dominuoti, kontroliuoti ir reikalauti klusnumo, dažnai dėl savo padėties valdymo sistemoje. Tuo tarpu lyderis yra asmuo, kuris ne tik turi valdžią, bet ir sugeba įkvėpti ir motyvuoti kitus. Jis dėmesį skiria ne tik rezultatams, bet ir žmonių geroviai, bendradarbiavimui ir bendrų tikslų siekiant. Lyderis bendrauja su komanda, klausosi jų nuomonės ir skatina kūrybiškumą bei inovacijas. Lyderis dažnai yra empatiškas, sąžiningas ir geba įkvėpti pasitikėjimą bei gerbimą. Jis siekia skatinti savo komandą augti, tobulėti ir pasiekti aukštesnių rezultatų, kurie atneštų naudą visiems dalyviams. Ir paskutinis, bet manau svarbiausias, lyderis nebūtinai turi užimti aukštas pareigas. Juo gali būti visi, net vaikai darželyje. Šiai dienai aktualiausias pavyzdys būtų karas Ukrainoje. Manau, aiškiai matote, kurio šalies vadovas yra menkavertis bosas, o kuris tikriausias lyderis. Verta paminėti, kad lyderių galiu būti ir be aplinkinių, tačiau šią temą nagrinėsime kitą kartą. Pabaigai galime išsivesti išvadą ir teigti, kad lyderis yra asmuo, kuris teigiamai veikia kitus bendro tikslo link, veiksmus darydamas pats ir kartu su visais. Jei visgi savyje lyderio nematote,
nenusiminkite. Šie tinklalaidžių epizodai leis jums prie to priartėti. O jei norite iškart pradėti galingai, galite įsigyti mūsų lyderystės kursus svetainėje bekassociates.com. Ši pirmoji mūsų laida gal kiek greitoka, bet manau pirmam kartui užteks. Labai tikimės toliau tobulėti, nuo tam būtinas jūsų klausytojų palaikymas. Jei patiko, dalinkite su kitais. Sekite mus Instagrame, kur galite išreikšti nuomonės ir atsiliepimus mums asmeniškai arba po šios tinklalaidės postų. Nuorodas į visus mūsų interneto kampelius galite rasti aprašyme. Ačiū už jūsų laiką ir iki greito.